Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip iš siūlų padaryti ąselę, per kurią po to bus perveriamas diržas. Kartais ąselių nesinori siūti iš to paties audinio, nes kartais audinys būna ir per storas ir norim, kad jos būtų tokios mažai matomos. Tada iš siūlų neriama štai tokia kojelė arba ąselė. Ji neriama iš tokios pačios spalvos siūlų, tai daroma rankom su adata ir noriu Jums parodyti, kaip techniškai teisingai ją atlikti. Ko mums reikės? Patogios adatos, imu dvigubą siūlą ir iš karto tą dvigubą siūlą veriu į adatą. Mes tą kojelę darysime iš 4 siūlų. Perveriau siūlą ir gale surišu mazgą. Mazgą paslėpsime blogojoje pusėje. Ir pirmiausia, jūs turite būti pasižymėję savo diržo vietą. Tai reikėtų padaryti, aprengus gaminį ant žmogaus, užrišti diržą ir pažymėti ten, kur yra patogiausia, dažniausiai tai yra siauriausia talijos vieta. Kadangi tai yra pavyzdys, tiesiog rodau, kaip tai yra daroma. Jeigu mes jau turime pasižymėję, iš blogosios pusės perduriu pažymėtoje vietoje ir darau nedidelį dygsnį, užkabinu pagrindinį audinį. Ir štai taip, ant pirštų pasidarau tokią kilputę. Tada perneriu siūlą per tą kilputę, vėl pagavau ant pirštų siūlą ir dabar 1, 2, 3 siūlai ir šitą kilputę mes užveržiame. Užveržiame pilnai, kad jinai užsiveržtų prie pat jūsų audinio. Dar kartą perveriu ir dar kartą traukiu visus 3 siūlus ir kilputė užsiveržia. Ir va taip žygiuojam toliau. Jums reikia šią kilputę megzti tokio ilgio, kiek yra jūsų diržo plotis. Šiaip kilputė gerai, kad jinai būtų maždaug nuo 5 iki 7 mm platesnė negu kad jūsų diržas. Dedu diržą ir matuojam kilputę. Uždedam ir, kaip jau minėjau, tarp diržo ir kilputės pabaigos turėtų būti 5-7 mm tarpas. Vadinasi, mums užtenka jau kilputės ilgio ir mums reikia ją užbaigti. Norint užbaigti kilpą, reikia tiesiog perverti per kilputę adatą ir užtraukti paskutinį dygsnį. Kilputę glaudžiam prie pat šoninės siūlės, duriam į pažymėtą vietą, kad kilputė gautųsi ne tai, kad stipriai įtempta, bet kad būtų prigludusi prie šoninės siūlės. Duriam savo adatą, ištraukiam į blogąją pusę ir jau blogojai pusėje mes ten padarysim mazgą ir užrišime, užtvirtinsim kilpos galą. Štai ir viskas. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Nepamirškite paspausti like.